taurė tavo rankose, tai kokios emocijos dabar? Ką, nuostabios, neblogai sužaidė, manau. Norėjęs, aišku, pirmas vietos, bet antrą vietą irgi tenkina. Antras kėlinys, pradžioje labai užmigo, manau. Galėjom biškį gal agresyvus spausį, bet gerai buvo viskas. Gavom teisę žaisti kitam sezone A divizionė MKL. Manau, pasiėmėm normaliai patirties prieš antrą vietą A divizionę užėmusi komandą. Trūko labiau duoti fiziškumo varžovom ir jėgos žaidė, neleisti jiem atsipalaiduoti, stumdyti, tiesiog žaisti kaip komanda ir duoti kontaktą. Šiemet dėjom žingsnį į priekį su visa komanda, visi patobulėjom. Šitas sezonas buvo fantastiškas, laimėjom labai daug titulų, šičia antrą vietą, labai geras sezonas. Labai ilgas, nežinau, rekordiškai daug rungtynių, dar taip niekad nebuvę. Labai sunkus sezonas, kur niekad nepamiršim, tai labai džiugu. Ir MKL labai gerai sužaidėm. Treneris ką tik ir pasakė, kad dėjom milžinišką žingsnį į priekį, tai linki to kitais metais ir tai parodė ir KKML-as ir MKL-as. Pakrito šiandien metimai, bet stengiausi visą sezoną, dirbau ir štai rezultatas. Kokie vasaros planai? Nenustot tobulėti, gerinti, fiziškėti ir kitą sezoną ateiti dar labiau pasiruošę. Nesustot tobulėti ir dėti toliau tą didelį žingsnį į priekį. Su komanda važiuosim į stovyklą ir pats dirbsiu vasarą, kad geresnis būčiau kitą sezoną.